Koks mielas. Why are you gay? O, chili with beans, jau kaip persi. Vaiko. Va, tokie kadrai geriausi būna. Ką, šeštadienis. Pagaliau po ilgų planavimų gavosi išvažiuoti. Sėsčiai tą bardaką. Parodyk visą bardaką. Nerodysiu viso bardako. Gėda pelėda. Pagaliau gausis išvažiuoti. Ne paskutinius kartus, kada čia gal apie kokią 2 valandą būdavo, 1:30 išvažiuoju. Kažin kodėl? Neatsukinėkim laiko atgal. Baik čia. Tai šiandien kiek čia dabar? 10. Kai tik sėdam ant motosofos ir planas kažkur pajudėti. Plius minus kryptį turim nusimatę. O jūs pabandykit atspėti, kur lėksi. Pabandykit. Nu turėsit, čia manau greitai atspėsit kryptį. Po pirmų kelių kadrų suprasit, į kur važiuojam. O jeigu ne, tai pažiūrėkit visą video ir suprasit, kur važiavom. Like, share, subscribe. Komentar. Taip. Ok, sėdam ant motocikliuko, oras. Šiaip kol kas matosi labai neblogas. Biški ir nešnipždėkčiau bardakė, tu mano. Lengvai debesų yra, bet važiavimui aфиgenai smagu. Labai smagu. Tai ką, viskas. Mocas beveik paruoštas. Liko o čia išvažiuojam dienai be daiktų, tai kaip savaitę kiti prisikrauna. Žodžiu, viskas, pakuojamės. Sėdam ant sofkutės. Negerai, saulė, šitaip reikia nuo saulės. Saulė, manau, saulė. Sėdam ant sofkutės ir pirmin. Ir susitinkam iš sekančiaus stotelės, tai yra pirmos. Nesekančiaus po 3, 2, 1. Bum! Na ir ką, pirmas mūsų sustojimas Garliavoj. Pirmą kartą, atvirai tikrai, pirmą kartą sužinau, kad Garliavoj parkas gražus sutvarkytas yra. Tai reikia patikrinti, sakom. Nors čia jinai rado parką labiau. Aš vairuotojas, o iš šturmanį. Šturmanas gana šturman. Šturmanuoja. Kažkokie žuvies grybai. Bet atrodo gražiai. Einam bandyti. Va. Fontanas čia ir yra tas. Tik tai taip turėtų dirbti. Nu, tai žiūrėk, parašyta fontano darbo laikas. Bet tai jis ežere turi būti, čia kur kas turi bėgti, čia bėga kažkas? O tai matyti šalia ežerų. Šiaip tai gražiai patvarkytas parkelis. Gerai, čia toj Garliavoj gyvenat, hebra. Reikės dažniau čia užsukti. Kažkoks labirintas, bet toks pirmoko lygio dievulio. Nu bet va, vis tiek kažką gero turi. Neplanavom, bet pasirodo į gimtadienį papuolį. Tai kaip ir po kelionės į stiprų Kauną grįžinėjasi. Mane po šiandienos nežinom, kur afteris, ne, kur prasu. Bet tai, kad nieks nekvietė, tai nežinau. Ei, tu čia draugiški Kaune žmonės gyvena, priims. Žiūrėk, ir apsauginiai leidau Mocą po ženklų pasistatyti. Sakė, gerai pasaugos. Ir vėl tie nenaudėlė, bilė ką daro. O šiaip tai ką, esam pačioj Lietuvos širdį. Kur suteka susijungia dvi pačios geriausios, turbūt gražiausios ir didžiausios upės Lietuvos, ne? Ir pilis. Nu, čia tos pilies, aišku, jau čia mažai kas lik. Bet vis tiek tokia, sakyčiau, simbolinė Lietuvos tokia centro vieta, ne? Kažkas tokio. Viskas okei. Mes tai čia buvę daug kartų, kas nebuvę, užvažiuokit, va čia prie tos kumelės nusifotkim. Nu, patikrink, ar kumelė? Oi, kumelis čia. Kumelis, jau. Tai užsukit, pasidairykit. O mes, kadangi jau čia buvę daug kartų, sėdam ant motosofos ir varom tolyn. Gerai, stabtelėjom Jonavoj. Nu tai iš Lietuvoj realiai tai pirmą kartą matau. Padaryta va dviračiam trasa. Leidžiasi hebra. Ir šalia keltuvas. Aš kiek suprantu, žiemą čia būna
slidinėjimų tokia mini trasa. O vasarą su dviračiais mina chebrytį. Gerai. Ir šiaip gražiai sutvarkytas parkas, čia centrinis, berods Jonavos ar kažkas tokio. Arena kokia mini. Baseinas čia ant kalno. Tvenkinukas. Žmona. Va, paplūdimys, jau deginasi, matau chebros. Šiandien iš viso Auriukas pasitaisė. Ties kuria vieta? Debesys pala baigėsi. Galvoju, ties Gudelių karčiamą, kai atvažiavom. Išlindom ir kaip iš... Į mišką įvažiavam per rūką, per debesis išvažiuojam. Nei debesėlių. Ir tai pavodo tik... Einam pažiūrėti, kur čia vanduo į kokią bedugnę bėga. Bet šiaip jau gražiai Jonava nustebino, susitvarkė. Tvarkos, iš tikrųjų, čia daugelis tų miestelių dabar jau. Negali varyti Dievo į medį. Gerai. Negalima šuniukam apačioj būt ženklas. Įbris šuniukai ir neišeis. Neleiskit šuniukų į tokias vietas, saugokit. Oi, gerai, trumpas atsipūtimas. Biškį pasivaikščiau, nes labai jau užkaitino šiandien. Ir judėsim toliau. Sekantis sustojimas. Tuoj. Pirmas kartas Širvintose. Ne, mano tai antras kartas. Aš tik taip pravažiavęs. Kažkada buvau. Tai nulipus bendrai savo kojom ant Širvintų žemės, tai pirmą kartą. Čia kaip spėjau Pinskuvienės statula turbūt turėtų būti, ne? Pasistačius meriai savo pagarbimui statulą, ne? Ar kaip čia sako? Gal bus parašyti? Šiaip tvarkingas, gražus miestukas. Tik tai papeikimą turiu iš karto, kaip įvažiavau iš karto. Graži vieta, čia palei tą jų tvenkinį pravažiuoti. Ir ką jūs galvojat? Taip, uždėtas ženklas, motociklam eismas draudžiamas. Tai ką vargia toks, aš su savo tyliu mocu trukdau. Aš sutinku, tie žiauvanaseriai su kokiais teisėjais vamzdžiais, tais amerikoniškais mocais važiuotų. O aš, kultūringas žmogus jau... Ai, žodžiu. Miestas gražus, bet minusą vieną turi. Gerai, kad meriai pliusą uždeda didelį. 2 pliusus. 2 pliusus uždeda. Jo. Ok, šliaužiam per tiltuką. Pažiūrėsim, kas gero. Krantinė tai labai gražiai sutvarkyta. Tikrai liuks. Didelis pliusas dar prie tų meriais 2 pliusų didelių. Ir žiūrėsim. Čia lyg tai Dena sakė, labai išgirta kavinė šita. Lyg tai. A ne, čia kaip būna tie Mišelino žvaigždutės, a ne? Tai čia bus Pinskuvienės žvaigždutės, kokių gavę ar kokių, ar čia Širvintų žvaigždučių gavę. Nežinau. Nu, bet tipau geras. Eisim patikrinti, ar geras tualetas. Nu, mato fermerį. Ką sakyt? Papasakau, kokiu keliu važiavom. Aha. Aš vakar savo kelio knygoje radau neblogą keliuką. Nevažiuotą, pasirodo tikrai neblogas. Tu nebereikalo šturmanį, matai, šturmano gavus licenciją ant šalmų. Taip. Tai šiaip jau, tikrai smagus keliukas nuo Veprių, tiksliau ne nuo Veprių, pro Veprius. Keli Jonava, Ukmergės, sukat, nuo Jonavos važiuojant link Ukmergės. Davažiuojat Pageležius, turbūt jau Pageležiai. Sukat į dešinę, link Veprių ir ten vingiuoja, šiaip tikrai va, super, užskaitau keliuką, apkrovimas labai mažas, danga turbūt kokie 80-90 procentų, labai gera, vingiukai, kalniukai, ūkininkam, žinokit, labai smagu, ypač suvalkiečiam važiuoji dairais ir pas mus tai žemės geresnės, nu neįsižeiskit, aišku, Ukmergės krašto ūkininkai. Bet šiaip pats keliukas labai smagus. Tikrai užskaitau. Nebuvau ir važiavęs, tai va tas smagu, kad atrandu dar naujų kelių, nes kiek čia su mocu važinėjom, kokius jau 16-17 metų turbūt. 17 gal eina. Jo, nuo 2009 rugpjūčio, nu tai va 17 metų turbūt. Nu, šmalė atrodo užvažinėję visus tuos kelius suvalkijoj, sakau, Lietuvoj. Bet
pasirodo dar Bet yra ką. viena kita, kad ir, neilgas atkarpas, bet randi. Aišku, čia Lietuvoje ir neįmanoma rasti tų kelių, kad būtų, nežinau, 100 km vingio, ne? Nu, dabar, netoks reliefas pas mus niekas, bet... Serbentinų nėra, tai yra serbentinų. Serbentinų šalia kelių, vienu ar kitur yra tik tai. Tai va, o šiaip jo, smagus keliukas, jeigu kas norėsit pravažiuoti, galėsiu parašyti gal čia kažkur va tą pačioj kelio numeris, kuris eina, tai pagal tą tikrai jais rast, arba maršrutą po miestelius. Tai va, o šiaip, jo, ant Širvintom pliusą uždedam didelį. Ne tik Meriai 2 pliusus turi ir aplinka graži, bet kas čia? Va, parodyk, kas čia. Aš nemoku parodyti, nėra čia ko rodyti. Dabar žiūrėkit, kas čia? Aš žinau, kas čia. Žinot, kas čia yra? Organika. Organika. Tas, kas savo šunį vedžiojo, prisišiko jisai ir nenusirinko šūdų, shame on you. Va, gerai, pasigraužėkit dar vakranu, tvenkiniu, pakrantę Širvintų. Vėjyje plaikstomais fermerieniais plaukais. Čia vadinasi šukuosena ale šalmas. Ale šalmas. Šalm edition. Šalm edition. Šiaip tai tikrai smagu vakar kalbam su diena, kad kai yra vidury miestelio kažkoks vandens telkinys, nu tai tada ir tiem žmonėm gali padaryti, pritraukti vietų pramogų pagal, ar kaip pavadinkim, net poilsio, Ne edukacija, kaip čia? Ne edukacija, kaip čia žodis? Pačiam jo sveikatinimui. Tai kaip pirmas kartas Širvintose, kaip tau patiko? Jo. Lankytis, o to dieve mano, apie ką tu galvoji, moterį? Gerai, judam. Labai jau, aš tai jau valgyti noriu, dar iki pietų 1,5 miesto gaunasi. Dar tokie tik tešlą maišų. Atsargiai neįlipk į šūdą. Gerai, su šūdu ir baigiam apsilankymą Širvintose ir judame toliau. Kaip čia durnai padarė. Palauk, dabar saugiklį pakeliam. Jeigu eitų trečią. Nu, banda. Užkūrim. Nereikės ant standžios vilkties vilk. Mums labai tinka va to pavadinimas, to kaimukų miestukų. Va mes tokį patys. Varom į Ukmergę. Jau įvažiavim į miestą. Diena sako, tu nepamiršai ženklo pravažiuot. Tu jo, pamiršau. Apsisukam, išvažinėjam. Parašyta, vis sako, liaušiai jūs liaušiai. Taigi jums sustot anoj kelio pusėje reikėjo. Nu. Liaušiai. Nu va, ten matėte, prieš tai keli kadrai buvo, išgelbėtojų buvau. Ne, iš tikrųjų, tokia nerašyta taisyklė baikerių. Kaip čia, kodekse, ne, yra gal, ar kaip jį pavadint. Jeigu pamatai sustojus į šalikelį baikerį ir motociklininką kitą, nu tai būtų gražu sustot, paklaust, kas per bėda atsitiko. Nu gal, kad ir negalėsi kažkuo padėti, bet bent morališkai palaikai. Tai va sustojom, kai tik iš Jonavos vyrukas važiavo, sako, sustojo parūkyti, ateinu kurti ir ir viskas. Starteris neveikia. Tai dar pro šoną vieną važiuojantį pasistabdėm ir užstūmėm. Tai panašu, kad namus pasieks. Nakvot kažkur netoli Ukmergės nereikės jie mane. Tai va, tai čia visiems pradedantiesiem motociklistininkam, kurie dar nežinot nerašytų mūsų taisyklių. Jeigu pamatot stovintį šalikeliai, būna dar ženklas, jeigu kažkas negerai, va, atsiminiau. Lengvos mašinos, jeigu būna sugedę, nepadeda trikampį. Jeigu motociklas sugedęs būna kažkas tokio, tai padėjęs baikeris, nu va, vairuotojas, motociklininkas savo šalmą ant žemės prieš mocą, nes šiaip ant žemės šalmo niekada nevalia dėti. Nu bus. Tai va, pamatysit, kada sustojus į motociklą, stabtelkit, paklauskit, gal atsuktuvą paskolinsit, gal raktą, gal vandens duosit atsigerti. Mes tuoj susitiksim maždaug už kokių 10 minučių, kai būsim atgavę kvapą ir plaučius persisodinę. Lipam in ten, va, in tą va viršų.
Nu va, dar biškai net gavę kvapų, bet užlipau man Piliakalnio Ukmergės. Ir koks eksponatas šalia geras, tik kad gaila kamera tiek nepriartina. Čia sklypas į kalną ir kai dienas sako, kai kaskadom būna ryžius augina, tai čia visas kiemas, laiptai. Ten pažiūrėk, rūsys apačioje. Po žeme rūsys, virš rūsio gėlynas. Čia, o, tu my god. Geras. O šiaip tai ką? Mes gimtadienius paskutiniu metu nemėgstam traukti, atvarom į Ukmergę. Čia irgi kažkoks miesto gimtadienis buvo, mačiau ženklą. Kažkas tokio. Tai va, o trumpas faktas, jeigu apie Ukmergę, tai Lietuvos vienas seniausių miestų. Bent jau taip Wikipedija rašo. Jo, nebūtinai mes teisybę pasako, mes ką radom Wikipedijoje ir viską. Taip, tas pats lygiai, kai mes visiškai esam neprofesionalūs gidai, visur galim gidais būti, bet visiškai neprofesionalūs esam. Tai taip ir su mūsų faktais, jie nėra patikrinti. Mes per kelis šaltinius netikrinam, Wikipedijoje parašom ir viskas. Tai va, gerai, pamalėm šiaip. Tai va, tai vienas seniausių Lietuvos miestų. Gyvenvietė pirmą kartą, berods, sakė, 13-14 amžiuje paminėta buvo. Ir esam dabar būtent ant Piliakalnio Ukmergės. Ne kartą šiaip esam pravažiavę pro jį, bet nei karto nebuvom užlipę. Čia netoliese kokie gal, kiek čia, 200 metrų, va, į tą pusę ten. Yra apžvalgos aikštelė, joje, nesam buvę apžvalgos aikštelė. Apačioje esam buvę. Apačioje sto aikštelė jau. Kažkada ir su klubu pro čia važiavom, sustojimas, parūkymas buvo. O šiandien pilnas miestas, matosi žmonių, judesio daug. Tai netrukdysimės tiem ukmergiškiam ir dabar važiuosim pietauti. Taip ir sakyk, paėst. Tai jau ėst. Nu jau, suvalgėjiškai tai paėst varom tada. Pietautai čia labai inteligentiškai. O čia iš mūsų inteligentai, tai varom, susitiksim tuoj nuo stalo. Nu, atspėkit, kur atvažiavom? Taip, atspėjot. Į Kavarską. Paėst. Ir šiaip, nu, ką žinau, mums tai neįprastos tokios paslaugos, kai ką pažiūrėt. Miesto skelbimų lenta. Žiūrėk, coming kreitys. Moterys, numeris, va, čia gal geriau matysis, žiūrėkit, dirba ir savaitgaliais. Viščiuk, ko čia matėm? Ožkų pienų kažkur parduot. Ožkučių pienas. Ožkų pienas, čia vėl tas pats coming kreitys, tik žydras jau. Tai čia vyrams skirtas turbūt. Šitą numerį skambinkit vyrai, o tenai tuo numerį skambint moteriam. O dabar žinokit, nu mes jau, kad čia norim kalbėti ir mėgstam, bet einam valgyti, nes jau vajazo, žarna ryja. Ir einam patikrint Koldūnų, kur matėm, yra lenteliai kulinarinis paveldas ar paveldas. Žodžiu, eist einam, o paskui žiūrėsim, kaip čia tvarkingai, taisyklingai kalbėti. Nu, vagavom pagaliau legendinių Kavarsko Koldūnų. Bent jau aš tai nežinau, kokius jau 5-6 metus, daugiau gal, 5-10 kokią metų turbūt apie juos girdėjęs. Šiaip tai mačiau užrašą kavinės viduje 33 metai. 33. Nu, bet, ta prasme, aš seniau nesigaudydavau Lietuvoje, čia nesu turistas toks labai. Neturistas. Neturistas, jau. Tai paragaujam ir tuoj papasakosim kokį, kaip čia, kokią pažintį turėjom tiką. Nu, mums skanaus. Tikrai. Čin. Nu. Labai geri. Geri. Super. Plona tešlytė, mėsos daug, mažiukai, spirgučiai labai gerai suskrudę. Šiaip geri, tikrai geri koldūnai. Na, o dabar, kadangi kasnį paėmėm, galim papasakot. Prisėdom čia šaltibarščių dar gavom. Pro šoną, nu senelis, diedulis. Diedulis eina, vedžioja šunį su Bike X-Dreamo maike. Prieina, kalbam, čia viskas, čia važiuoja su baikeriais, būna. Jam dabar 82 metai. Teises įsilaikė prieš 4 metus. 78 metų įsilaikė teisės žmogus. Taip, kad niekada, žinokit, nevėlu mokintis. Jeigu dar kas dvejoja, to, oi, čia man 40, jau čia krizėje, ne. Eina taisiu laikytis. Jau. Ir žmogus sakė, jo svajonė buvo ne tai, kad su motociklu važinėti, bet būt baikerių klube. Bendraut su rimtais dėti. Taip.
Ok, mums skanaus ir susimatysim. Na ką, dar trumpas sustojimas Anykščiuose. Manėm iš pradžių važiuosim arčiau, bet po to nutarėm, kad stojam iš toliau pažiūrė į aukščiausią bažnyčią Lietuvoje. Pats Smaigalys, kryžius, o ne kur viršuje yra. Ne, pati bažnyčia yra aukščiausia Lietuvoje, 79 metrai. Tai va, Aukštai. dabar jau žinosit galą, ne? Kad Anykščių bažnyčia Lietuvoje aukščiausia. Bent jau taip Wikipedija rašo. Jo. Ir Edmundas Kučinskas galimai įlipęs į šitos bažnyčios bokštą, matė link Puntuko akmens ten šviečiantį žiburį ir sukūrė dainą Laimės žiburys nušvito man tau. Jau aš galvojau, darysi vidosiką ir sakysiu, dabar Andrelio solo partija, bet pats prisidainau. Va, Nykštį tau keliu. Taip, nes čia Anykščiai. Tai man Anykštį reikia kelti. Taip, viskas. O dabar varom iki miesto, kuriame gyvena, ko gero, žymiausias, daugiausiai prenumeratorių turintis Lietuvos youtuberis. Vyhydotas. Vaidotas Grincevičius. Taip, jis Troškūnuos gyvena. Gaila jau neįstatik, nes jis dabar, žinau, išvaręs pas Rumunus arklių pyzdint. Su draugu. Lygtai pas Rumunus. Čia likimo ironija. Na, atvažiuoja kylanti žvaigždė YouTube'o pas jau esamą pasikonsultacijai. Ir jau nėr. Reiks parašyti, kad davai paderinam susitikimą. O gaivu, gerai. Eik, tu čia kokie tuneliai. Gerai. Esam po Troškūnų bažnyčią. Čia salė nemaža. Galo nematyt. Matyt galas. Ačiū. Priedangos ženklai sudėti. Bet čia tai salė, eik, tu čia kokia ledinė tvarkinga. Oho, gerai. Eina savo. Fainai kaip. Durys buvo atidarytos, tai įėjom. O negi iš Dievo namų išvyt gali. Tikrai ne. Mes gražiai mokam ir gražiai reiktis, nesipykstame. Ta proga, kad Vaidoto nėra Troškūnuos, kaip ir sakiau, išvaręs arklių pyzdint pas Rumunus, o ten kokius... Nesikėjau bažnyčių. Prašau, vaukt. Arklių. Tai va, jo mama, kurioje parduotuvėje dirba. Irgi neatsimenu, nežinau. Tik žinau, kad ten padangas kažkada jam iš parduotuvės paėmė, jinai atvežė. Tai važiavau į bažnyčią. Šiaip tai pats kokybė, tik sutvarkyta, tai afigienai gražiai. Ką ar čia lendi? Nejunga. Neina. Tai va, šiaip tai labai gaivu. O kad dabar kokie 2-4-5 gal, ne? Mum apie 3-9. Apie 20 metų. Tai čia labai gerai atsigaivint. Viskas. Troškūnuos gražu. Galėsiu dar įmest kelis kadrus bažnyčios. Šiaip tai, iš tikrųjų, tai mane su Diana važiuojant, kai kalbam, stebina tokie miestai. Tai prasme, koks čia miestas? Kaimai, bus nebūna, bet vis tiek. Jau jie miesto statusą turi. Ir tiek. O tai kodėl, pavyzdžiui, Gižai negali būti miestas? Aš irgi norėčiau gyventi mieste, tiksliau priemiestį. Kaip tu galvoji, Papulė? Galėtų Gižai būti miestas? Marijampolės priemiestis. Tiek to Marijampolė miesto, tegul ir lieka, o net minėsim.
Ale čia jėga gaivu, nesinori net išeiti. Oi, gerai, lendam lauk. O, miesto hebra aiškinasi santykius mafijozai. Gal neeisim nieko pas juos paklausti. Dar paskui pasiūlys į nosį, tai aš nenoriu pykti su jais. Vis tiek miestas rimtas. O ten kas yra? Popiežiaus balkonas? Viršui. Per Velykas kunigas iš ten gal pamaldas mišias skaito, ne? Neatrodo tau tai? O ką, gal ir variantas? Šiaip tai bažnyčia didelė, žiauri. Aukšta, plati, didelė. Jau Makap iš kaimų tai didelė. O šiaip tai likom pasimetę stipriai, abudu. Prieš kiek čia, kokius 4 kilometrus, ne? Važiuojam ženklą Subačius. Sustojam, nusifotkinam, nusifilmuojam. Nu, okei, varom. Ir pamatom, va, žiūrėkit, kokį ženklą. Ta prasme, va tokį, va. Lygiai va tokį pamatom, va ženklą. Tai čia mes durni. Ar čia tie vietiniai gyventojai originalūs labai ir kai būna tas pats vos ne, kai sūnui duoda tėvo vardą, ne? Čia kuris yra? Čia dabar čia senesniajam Subačiai, o ten jaunesnysis, ar kaip čia? Ta prasme... Žmonės be fantazijos visiškai nesupranta. Kažkoks Subinačius čia man. Subinačius. Bet ar rimtai? Kaip jūs galvotumėte tokį ženklą pamatę? Pasiklydom ar kas? Geras. Nu, panašu radom tai, ko ieškojom. Tikrąjį Subačių. Ar tu esi tikras, kad jis tikras? Nežinau, nu bet turėjom rasti traukinių stotį. Tam pirmam mažam Subačiui nebuvo. O dabar jau kažką, jau. Tai va, čia turbūt irgi sukurta yra daina viena žymi. Popietį perone, ieškau aš tavęs. Aš čia, kam tu manęs. Nu daina, tokia iš dainų žodžių neišmesi. Va. Bet yra dar geras posakis. Jei gali nedainuoti, tai ir nedainuok. Negirdės, nesu nei karto, nieks man nesakė. Bijau gal. Nu, vis tiek, talentą tokį nepaslėpsi. Ką, jau dabar kiek čia miestų, tik tai liko 1, 2, 3, 4 šiandien. Tai judam dabar į Šiaurės Lietuvos turbūt didžiausią miestą. Galimai. Gal nebūtinai mūsų faktai teisingi, mes čia mažai tikėt galima mumis, ką mes sakom. Karšta, žinokit, nėra ką stovėt, važiuojam iš to pirmo ar antro Subačiaus dabar. Iš kurio važiuojam? Ar iš Subačiuko, ar iš Subačininiko? Man atrodo, iš tėvų. Iš tėvo važiuojam, o ten buvo vaikas, ne? Panašu, nes ten mažesnis buvo. Matot, mes viską išsiaiškinom. Nepasislėpsit. Nemiegok, brangioji. Biškį galiu? Nemiegok, užvažiuosim į Kėdainius, įgausim lidų. A nori, brangioji, lidų? Lidų? O jo. Čia jau Viktoras pas mumis atvažiavo. Nu, tai nuvažiuosim iki Kėdainių, tai gal ir lidų bus, jeigu būsi gera. Man vaizdelio agurkų noriu. Aš tikiuosi, dirbs kažkas tenai. Gerai. Važiuojam. Diena sakė, o Jėzau, koks mielas. Tipo, ne? Ką tu čia filmuoji? Why are you gay? Čia menas, čia yra menas, ne gay. Kokie mieli mažyčiai. Vis tiek gay. Ne gay. Čia visai gražiai susitvarkęs Panevėžys. Nežinau, ar čia paskutiniu metu, ar ne paskutiniu. Labai gražus centras, čia tikrai mes pernai, gal pirmą kartą buvom abudu centre Panevėžio. Nors turim ir giminių čia gyvenančių, bet į centrą retai kada užsukam. Tai tikrai iš tikrųjų nustebino, ir čia visas tas parkas sutvarkytas. O, pyksta ant suvalkiečių žvėris. Ir parkas sutvarkytas, fontanai, krantiniai.
Žmonių pilna, ta prasme, aišku, oras geras, tai gal tas įtakoja. Bet ir senamiestis gražus, o kiek pravažiavau. Bet ir senamiestis tvarkingas, gatvės tvarkingos, va, meno skulptūrų labai gražių yra, mielų. A ne? Čia šitik žvėrys pyko ant mūsų. Vargiai, bet atsisukę žiūri, ką aš šneki. Maži, bet pikti, svarbu ne ūgis, o smūgis, a ne? Oi, tai va, aš dar vis tiek toks pasimetęs, ar mes tikrai tą Panevėžį atvažiavom. Kokį dar reikia? Na, o su subačiam išsidūrė. Tai aš dabar kažkaip po tų subačių, tai aš nu, nežinau, nepasitikiu tais miestų ženklais. Jėto, įdomus variantas. Nu, dar taip nebuvę gyvenime. Išvažiuoju iš miesto, ženklas, kad baigėsi miestas ir tas pats pavadinimas už 3 kilometrų, ne? Toks absurdas. Oi, mūriukas pasakėlį. Iki namų liko dar kokie porą šimtų, jaučiuosi visais mūsų vingiais. Bet gerai, šilta, smagu. Apie Panevėžį faktų ieškojom, ką mes čia jums papasakot, galėtumėt, nieko įdomaus neradom. Gal agurkinių laikais įdomesnių faktų buvo kokių. Gal jis yra. O gal čia po tom trinkelėm kažkokių rastume agurkų pakastų. Ar kokių ten agurkiniai, tulpiniai, narciziniai, ne kokie. Augalai, žodžiu, botanikos sodas. Mėgau augalus, žodžiu, tos kompanijos įdomios, kur vertėsi visokio birių trąšų prekybą. Ten po to metalais tokiais, kur formuoti į tokius nedidelius šratukus, kur įsideda ir paspaudė ir piu. Nu, ten į tokius visokius vareikalus. Taip, tai čia Panevėžys seniau buvo Lietuvos Čikaga. Kai būdavau per radiją eina Amerikos balsas, kai ten sakydavau iš Čikagos, tai būdavau taip Panevėžys kaip Čikaga, you know. Vo, dar vieną akcentą savo parodžiau. Poliglotas esu. Super, jau kaip tau pasisekė, su man visuose pasaulio kampuose, su manim visuose susikalbėti. Drąsiai, su tavim aš tai tikrai visuose pasaulio kampuose susikalbėti. Su manim jo, rimtai. Jau čia pravažiuojant Via Baltica. Nedaugas, visi matot šitą bažnyčią. Bokštą Ramygalos bažnyčią. Bet kad užsuk, tai turbūt kaip ir mes, pirmą kartą, nebrangiau jau sukom. Čia užrakinta, o kiti vartai. Atrakinta? Ein, artyn. Šiaip irgi labai gražia aukšta bažnyčia. Ein, savo. Iki dangaus, vajazau. Dievoliu. Iki Dievoliu. 1907 metais pastatyt. Gerai. Tai Gižų senesnė bažnyčia. Čia nusikopijavau jie dėl to. Tradiciškai faktų jokių įdomių neradom apie ją. Apie Ramygalą. Ale, kokį raudonį mes. Aš jeigu raudonas, tai tu iš vis turėtum būti raudon. Pažiūrėkit. Ve, grinai, vajaz. Tik ką nulipė nuo maco stenėjom, kad sakom atsibodo tuos šalmus nusiiminėti ir laipiot. Šitas šiandien 11, ne miestas? Jau. Tai 11, tai minimum 22 kartus buvom nulipę, nes kai fotkinamės prie miesto ženklo ir pačiam mieste kažką daro. Tik atsisėdi, tik pavažiavai kelis kilometrus, jau kažkas vėl. Tai šiaip visai gražiai ir parkelis padarytas. Šitą miestukiai iš čia prie magistralinio kelio ta Ramygala, tai gal investicijų už to gauna. Ne tik. O jūs čia šiaip tai negalvokit, kad mes kokį labai jau pavažni tikintys, kad tik bažnyčias lankom. Bet ką nėr ką lankyt daugiau. Negi jums prie Aibės atvažiuot parodyti, kaip kas ką, kur vietiniai fauna renkasi. Ar Omnivos paštomatą kokį. Gal reikia keisti, nelankyti bažnyčias, o kažką kito? Ar norėtume kažką kito aplankyti?
Norėtume, bet tai, kad ne visada randame ką kitur. Tai va tas ir yra, iš tikrųjų. Jūs neprikomentuojat, ką lankyti visų miestuose, mes turim tada... Ei, rimtai, davai. Pasimelt. Sutariam. Po šito video prikomentuojat, mums likę visa vakarų Lietuva, dar rytų Lietuvos daug, prikomentuojat, nežinau, 159 komentarus, kokias vietas aplankyti. Ir mes 3 išsirinksim. Arba ne. Arba ne. Viskas. Važiuojam patikrint gandą apie vieną miestą. Labai reikia gandą patikrint. Vieną. Tuoj pamatysit, apie ką mes. Vėja iš Šventoriaus mus. Geras. Čia velnius vėja. Šiaip tai jaučiu. Iš tikrųjų retai, kuriam kaime, kad skambėtų valandom va bažnyčia. Nes dabar va 8 vakaro. Geras. Gerai, supratom. Davai. Iki. Jo, gerai. Gerai. Laiku. Tikslumas šveicariškas. Ramygalietiškas. Gerai, dingstam čia. Uždarom tuos vartus, išeina. Ja, viskas, va, žiūrėk. Na, uždarom. Viskas. Ja. Daryk. Kad tikrai matytų, kad uždaryta. Viskas, va. Va. Klemčiuką užklemčinom, uždėjom. Jau tu nustok filmuoti, jau nusišnėsi. Visą dieną ant to saulės, tai man burna išdžiūvė. Balbatuoji, bilia ką, kad balbatuoji. Nu tai bilia ką pabalbatuoju, taip? Dieve, brangus. Jau noriu lūpą suvilgyti aš. Tegul jau šypsosi. Šypsosi, vis trūkęs, džiūvė labai. Į kur mes čia esam? Man toks vaizdas, kad Gdanske. Tau nepanašu? Pastatai čia tie keli tokį Gdansko vaibelį tokie, ne? Turi lengva. Iš tikrųjų, ne, mes esam Kėdainiuose. Ir dabar turim patikrinti vieną mitą, labai svarbų mitą. Aš čia girdėjęs, yra koks čia baronas, agurkų ir ledų, ne? Tai ledų mergaitė tikrai negausim šiandienio čia. Jokį čia sraigtas sparniai neskraido, tai ledų nebus. O gal einam pabandyti agurkėlių paieškoti, ne? Ar neeinam? Ne taip darai. Ne taip. Nu, bet šituose Kėdainiuose sustojom, centras gražus, o ne? Tik aš nesuprantu vienu. Tuo prasme, o kodėl jį vadina agurkų miestu? Taip paprastai apie agurkus pakalbėjau ir... Nu, mergaitė, kokie geri agurkėliai, žinokite. Ne mano. Ne tavo? Ne mano Kėdainiai. Paragauk, labai skanu. Žinai, Kėdainių agurkėliai beveik patys skaniausi po tavo. Matyt, stebuklai vyksta. Pagalvoju apie agurkus. Pyst, rankoje agurkas. Dabar aš pagalvosiu. Agurkai. Agurkai. Neveikia man. Nemoki galvo. Šiaip patiko, ką mes čia šiandien pravažiavom tikrai. Atradom ir porą berods atkarpų, kur buvom tikrai nevažiavęs, nei su motociklu, nei su mašina, nei kažkaip. Tai tikrai fainas buvo, smagu pralėkti. Gera, šiaip sakyčiau, sąlyginai gera danga. Buvo atkarpų, kur kaip ir visoje Lietuvoje, kad ir duobėti keliai. Netobula, jo. Nebaisu. Bet šiaip... Radom maršrutą gerą, jeigu norit gero maršruto ratuko apie, kiek čia, kokiu 500 km. Mums nuo namų jau apie 500 kažkas išės. Tai mesim vidosiką, parodys Andrius pažymės kelią, kuriuo važiuoti. Ne? Jeigu norėsit, prašau rašykit, pasidalinsiu ir daugiau maršrutų. Čia, nu realiai, nenoriu girtis, bet daug Lietuvoje išvažinėjęs. Iš tikrųjų, net šiandien tų kilometrų, ką prasukom, tai va buvo, nu gal tegul būna 50 km, kur buvom nevažiavę, kai šnekėjom. Tai tikrai pravažiavę daug esam tų, aišku, vat, tie rečiau lankomi tie mažesni miestai, kur net nebuvę esam. Šukuosena, ale šalmas. Ale šalmas, jau. Šalm šukuosena. Ir ką, iki susitikimų iš kitų miestų patys dar neįsivaizduojami, kurį šoną patrauksim. Kas čia mažino? Bye bye.